Facebook'e kažkokiu duchų sosdemų susiginčiau. Ir, ir, ir man kažkoks žmogus parašė, kuris irgi su jo ginčinas, tik jis daug pagarbiau šnekėjo su to sosdemu, nes pasirodo jis mėgino jį atvesti, kad su manim pašnekėtų. O aš jį ten vos ne visai, bet vos ne debilų išvadinau, tai... Ups. Be agentų visur turim, nu. Plak, aš galiu dabar rasti kažkaip, plak, kur? Taip. Tai Makartytė parašė čia apie temą, kur vėliau pašnekėsim. Apie Zuoko ten, žodžiu, pareiškimą ir apie LRT, žodžiu. Ir Vilius Spėtinis parašė postą. Žiūrinti visą šį triukšmą iš šalies, kaip paprastam piliečiui, kyla vienas klausimas, kodėl bandymas įvesti tvarką ir skaidrumą iškart vadinamas laisvės užgrobimu. Jau čia iš karto, bet kas turi pastebėti, kad čia yra tūpas žmogus. Tiesiog tūpas žmogus. Ne suklydęs, ne, tiesiog tūpas žmogus. Tikrąją to žodžio prasme tūpas žmogus. Nes jeigu žmogus bus netūpas, tai jis, masto ką rašo. Pavyzdžiui, kai rašo, kodėl bandymas įvesti tvarką ir skaidrumą iškart vadinamas laisvės užgrobimu. Visų pirma, iškart, ne iškart, buvo procesas visas. Vis kilo įtampa galų galia dėl LRT užvaldymo, bet ne iškart. Visų antra, kodėl bandymas įvesti tvarką ir skaidrumą? Pala, bandymas įvesti tvarką ir skaidrumą yra vadinamas laisvės užgrobimu? Ne. Kažkas kitkas yra vadinama. Pavyzdžiui, jeigu nori įvesti maskuodamėsi tvarką ir skaidrumą, daro tam tikrus veiksmus, tai tie veiksmai bus vadinami laisvės užgrobimu. Bet tai, kad jis gali parašyti tokį sakinį, parodo, arba kryptingai meluoja, ar propagandistas yra, arba tiesiog tūpas. Čia iš karto. Bet, gali skaityti toliau. Man kaip mokesčių mokėtojui atrodo normalu, kad jei dirbi LRT, tavo darbas turi būti objektyvus. Bet dabar matau keistą vaizdą. Eterė žurnalistas lygiai rimtas, bet savo Facebook'e ar asmeniniame kanale lieja emocijas. Tyčias iš politikų ir neslepia savo simpatijų. Visų pirma, tai apibūdinai Žemaitaitį, bet, tyčias, whatever. Bet aš čia dar nežinau, kai sosdemas yra. Kaip paprastam piliečiui kyla klausimas, žiūrint iš šalies. Ir aš matau, kad čia nėra paprastas pilietis. Čia yra išplotom smegenimis zombis ir iš karto kaip dėlioja net sakinius. Čia ir Janutienė, ir socdemų klėdesiais kvepia, bet tada jis aiškina, koks turi būti žurnalisto darbas. Ir tas visiškas nesuvokimas, kas yra objektyvumas, šališkumas ir kaip iš vis tai veikia. Kad, jeigu tu, kaip žurnalistas, atlieki darbą, faktai, teiginiai, tvarkingai sudėlioti, tada tu negali pas save Facebook'e arba savo asmeninės nuomonės turėti apie jokį klausimą, arba emocijų turėti. Ir kas yra liejimas emocijų? Tai, kad kažkas pavadina sosdemą urodų melagių, ar čia yra liejimas emocijų? Čia subjektyvus jo vertinimas būtų. Tyčias iš politikų ir neslepia savo simpatijų. Kuom tai įtakoja jo objektyvumą, pavyzdžiui? Ar faktų tikslumą tada? Bet čia vėlgi, labai tūpo žmogaus postas. Aš nematau kaip skaityti. Aš vėlgi, kai perskaičiu pirmą kartą, nežinau, kad čia sosdemas. Paskui pagūglinau vardą. Tai kaip po to tikėti, kad tame pačiame LRT jis bus nešališkas? Visų pirma, priedurni. Tikėti reiškia ne tą, kad tu galvoji. Tu norėjai prašyti pasitikėti. Bet nieko kito iš sosdemo jobono nesitikėčiau, bet tvarkoji. Tai tu klausai, kaip pasitikėti, kad tame pačiame LRT jis bus nešališkas. Ar tu turi įrodymą, kad jis LRT yra šališkas? Ar jo žurnalisto, apie kurį tu bešnekėtum, reportinime, faktinė informacija, kažkoks šališkumas yra? Kur? Parodyk. Jeigu jis klaidingus faktus pateikia, tai tada jo pasitikėjimas ir turėtų kris, kaip bet kokioje propagandinėje žiniasklaidoje, kaip ir partijom. Vėlgi, visi šitie dalykai yra prašyti žmogaus, kuris įsivaizduoja, kad čia kažką kukina, bet kas paskaitė šitokį postą, turi iškart matyti, kad čia yra priedurnis. Jūs gazdinate mus Vengrija, bet gal tiesiog nebejaučiate ribos, kur baigėsi žurnalistika ir prasideda asmeninės nuomonės bei verslas? O tai kuom tai... Gal ir nebejaučia ribos, bet gazdina Vengrija, pateikia argumentus. Ar tie argumentai neteisingi? Jis nemoka tų argumentų adresuoti, jis iš karto peršoka į kažkokį kaltinimą ir puolimą.
kad čia žurnalistai nebejaučia ribos. Nedresuoja pačių tų argumentų žurnalistų. Beje, žurnalistus ir protestuojančius palaikė Europos parlamento politikai ir netgi socdemai Europai. Ne socdemus Lietuvoje palaikė. Tai jie visi čia nebejaučia ribų, reiškia, visi yra tūpi. Išskyrus vienas ten socdemas, Vilius Spetinis, Gaidosas kažkoks. Šitas tai protingiausias jo. Šitas tai vat jaučia ribą tikrai ir tokį klėdėsi gali rašyti. Bet, žodžiu, fuck. Jei žmogus nori būti nuomonės formuotoju ar turėti savo tyrimų centrą, prašom, bet gal tada ne už valstybės pinigus? Atrodo, kad naujai žurnalistų kartai tiesiog trūksta profesionalaus šaltumo. Norėtųsi, kad LRT būtų ramybės ir faktų vieta, o ne aikštelė, kurioje žurnalistai kovoja savo asmeninius karus, skaidrumas dar niekam nepakenkia. Tad kam tos dramos? Dar vienas debiliškas parašymas. Gerai. LRT yra ramybės ir faktų vieta. Tai, kad socdemai daro šūdą ir LRT kaip objektyvus ir faktiniai žurnalistai, žurnalistinė platforma parašo apie jų daromą šūdą, tai socdemai kelia tada neramumus ir tą neramybę. O ar jie faktus kažkur blogus parašė? Pateik, kur jie blogą faktą parašė. Bet vėlgi, jis to nieko nepateikė. Tiesiog norėtųsi, jo, ir čia nėra paprastas žmogus. Iškart mato, čia nėra žiūrint visą šį triukšmą iš šalies, kaip paprastam piliečiui. Ne, tu arba debilas, o po tavo smegenis praplovė tau, arba socdemai. Kas yra realiai vienas ir tas pats? Visiškai debilai. Tai, žodžiu, tai aš parašiau, nukopinau jo, žiūrint visą šitą triukšmą iš šalies, nes jei paskai žodžius, nori įvesti skaidrumą, nereiškia, kad tą skaidrumą ir vedi. Kodėl tie, kurie norėjo įvesti skaidrumą, pasirinko tai daryti buldozerių prieš pat kalėdas, kodėl nepaisė nei statuto, kodėl nedavė jokių priežasčių skubos tvarkai, tai tokiais žmonėm tu neturėtum pasitikėti, kad jie įvestų skaidrumą seniuk. Čia beje, aš pamiršau dar jo pridėti, kad skaidrumas dar niekam nepakenkia, vien tai, kad kažkas parašo, kad įves skaidrumą, tai reiškia, kad jie ir veda skaidrumą. What the fuck? Bet vėlgi, tai yra tūpas žmogus. Vienas komentaras parodo arba kad meluoja, tiesiog arba nemasto visiškai apie nieką, ką sako. Visos šitos pozicijos, kurias jis išdėstė, visi sakiniai, arba neracionalūs, arba nepagrysti, arba net logikos tame nėra, bet jis tai nesupranta. Žodžiu, man yra neįtikėtina, kad tokie žmonės, ką sakau neįtikėtina, man labai neįtikėtina, socdemas, aišku. Tada turi būti objektyvus, bet dabar matau keistą vaizdą. Eterio žurnalistas lygiai rimtas, bet savo Facebook'e ar asmeniniam kanalį lieja emocijas, tyčiojasi iš politikų ir neslėpia savo simpatijų. Tai atrašau, žurnalistai gali turėti kokias tik nori nuomonės, kas pasakė, kad jie negali turėti nuomonių savo asmeniniam Facebook'e. Kuom tai padaro jas faktiškai neteisingais. Norėtųsi, kad LRT būtų ramybės ir faktų vieta. Tai ir yra, bet tavo emocijos užsigauna, nes kažkas faktus patikė emocionaliai. Čia kitas dalykas. Tu gali faktus pateikti. Faktai nuo to nesikeičia. Jeigu tu dadedi žodį socdemai vėl nusipezėjo, ar ten teiginį, kad socdemai vėl nusipezėjo ir pateiki faktus, nes netgi tai yra faktas, kad jie vėl nusipezėjo. Bet jeigu tavo emocijos užsigauna, tai reiškia, kad emocionaliai buvo pateikta kažkas. Tave tiesiog faktai užtrigerina. Kaip sakė, faktam nerūpi tavo jausmai, tai čia, dieve, koks tūpas žmogus. Atsiprašau, seniuk, bet visiškai neužnešiai paprastą pilietį, užnešiai žmogų be jokio loginio mąstymo ir kritinio mąstymo. Tada aš paguglinau, o paguglinus, kad lyg socdemas būsi. Tai viskas kaip ir aišku, labai greit pasitvirtino. Nulis loginio kritinio mąstymo ir šizofreninis postas Facebook'e apsimetinėjant paprastu žmogumi. Apgailėtina. Kitas žmogus, kur man paskui Discord'e parašė, kad mėgino, tai jisai kultūringiau atrašė. Vilius Spetinis, bet kad nelabai, čia užtagino, neužtaginęs, bet kad nelabai paprastas pilies esate politikas, o būtent LSDP narys, todėl būkite geras ir neužsiminėkite demagogiją apie paprastą žmogų žiūrint iš šalies. Nelabai suprantu, kur čia matote kažkokias simpatijas, gal galite vardyti, kam simpatizuoja šiuo atveju Inderma Kraitytė, o kur šiame yra šia patyčios. Pagal jūsų prašymą matau, kad jums atrodo, kad nešališkumas žurnalistikoje yra, kai visi gauna lupti po vienodai. Tačiau čia nėra nešališkumas, teisybė. Jei vieni yra labiau prisidirbę už kitus. Ir jūsų partija yra prisidirbus tiek, kad mano subjektyvia nuomonė lupti gauna per mažai. Irgi teisybė. Gal pažiūrėkite į veidrodį ir nuoširdžiai savęs paklauskite, ar didžioji dalis kritikos nėra nusipelnyta. LSDP per savo valdymo metus yra
iššvaiščiusi visą savo pasitikėjimo kreditą, pradant nuo pačios pirmos valdymo dienos. Nesuprantu, kaip galite kalbėti apie skaidrumą, kai jūsų pačių partijos bičiuliai turi rimtų problemų dėl skaidrumo, meluoja žmonėm, nesakinėja žurnalistų klausimus, bet čia grinai žiūrovas. Todėl nenustabu, kad žmonės jumis nepasitikė. Ir kai toliau daromi sprendimai, kurių reikalingumo niekas padoriai paaiškinti negali, iš karto atsiranda visuomenės pasipriešinimas. Jis daug ryšliau rašo tekstą negu aš. Tuo labiau, kai procesas dalyvauja vieni iš neskaidriausių politikų. Tai yra Artūras Zuokas ir Skardžius. Kalbate apie skaidrumą, tačiau nematau, kaip skaidrumas yra susijęs su generalinio direktoriaus atleidimo tvarka arba su televizijos laidų vedėjų ištraukimu į kitas žiniasklaidos priemonės ir dar tas sakinys ne už valstybės pinigus. Ar galite paaiškinti, ką tai reiškia? Ar kažkas naudoja LRT lėšas asmeniniams tikslams? Jei taip, kur įrodymai? Kodėl to nėra audito išvadose? Aš nestovauju jokios politinės partijos, bet aš noriu, kad profesionalumas ateitų į politiką, kad politikoje atsirastų protingi ir argumentuoti debatai ir kad nebūtų taip niekšiškai meluojama akis, išmokti priimti argumentuotą kritiką ir darykite išvadas. Fucking beast komentaras. Tada Vilius Spetinis atrašė komentarą. Jam. Aš prisipažinsiu, aš turėjau emocinio, pasiruošimo, man atrodo, tik kažkiek tiek perskaityti, nedaug. Tai jis rašo, pirmiausia, tai, kad aš priklausau partijai, nepanaikina mano kaip piliečių ir mokesčių mokėtojo teisės kelti klausimus dėl to, kaip veikia mūsų išlaikomas nacionalinis transliuotojas. Iš karto verkia duchas. Iš karto emociškai silpnas, durnius, auka vaidina ir taigi aš galiu kelt klausimus, čia tik mano nuomonė iš karto. Nu kaip debilą atpažinti. Prirašo klydesių, gauna minimum pushbacko ir aš turiu teisę kritikuoti ir kelt klausimus. Priešingai, tai dar didesnė atsakomybė. Partinė priklausomybė nėra nuosprendis tylėti. Priešingai, tai dar didesnė atsakomybė rūpintis valstybės institucijų skaidrumu. Kurva durnelis jo manas. Koks auka iš karto kovotojas, kai nesugeba rišlaus logiško komentaro parašyti debilas. God damn. Aš čia dar paskaičiau apie tai lūpti po vienodai. Nešališkumas nėra mechaninis mušimas per lygiai, tai yra objektyvumas. Jei žurnalistas savo privačioje erdvėje tyčiojasi ar demonstruoja neapykantą, bet kuriai politiniai grupiai, nesvarbu ar tai LSDP ar kita, jis sudegina pasitikėjimo tiltus su tos grupės rinkėjais. Čia yra klydesys, kažkokio sovietinio mąstymo daunų mąstymas. Aš nesuprantu, iš kur tas atėjęs. Įsivaizduokim hipotetinį scenarių. Viena partija yra literalus Hitleris, blėt, naciai. Jie nori genocidą padaryti, žudyti kas antrą Lietuvos žmogų. Kitoj partijoje yra Šimonytė. Ir tu kaip žurnalistas ateini į LRT, pateiki faktus. Visiškai faktus pateiki. Tada nueini Facebook'e savo ar savo YouTube'ės laidoj, pasakai, ble, aš neįsivaizduoju, kodėl tokia tragiška partija egzistuoja, ar net balsų gavo. Aš neįsivaizduoju. Tu kažkaip turi prarasti rinkėjų pasitikėjimą už tai? Nes taigi tu pagal šitą idiotą sudeginai pasitikėjimo tiltus ar su tos grupės rinkėjais? What? Ką? Kokio čia objektyvumo nori? Nežinau. Tokia nesąmonė nuvėmė žmogus. Aš jau visiškai neturiu. Aš jau nieko neturiu. Tai aš jam tiesiog parašiau, jis sudegina pasitikėjimo tiltus su tos grupės rinkėjais, nebent mes kalbam apie kažkokius idiotus. Žurnalistas pasitikėjimo tikrai nepraranda dėl to. Žinot, kas praranda pasitikėjimą, kai politikas meluoja ir iš karto išimtas parodo, kad melavo. Ir tai daro metai iš eilės. Teisės kelti klausimus dėl to, kaip veikia mūsų visų išlaikomas nacionalinis transliuotojas. Aha, be įrodymų klėdėti ir kelti klausimus, tarsi sąmokslo teorijas. Just asking questions. Esi girdėjęs, pasiskaityk Viki puslapį apie tai. Apgalėtina skaityti tavo komentarus rimtai. Protelio nelašo, neveltusios demas. Tai aš net nesistengiau čia švelniuose bendrauti. Čia yra toks durnelis, kad holy shit. Aš negaliu patikėti, aš tiesiog negaliu patikėti, kad tokia kartelė žema, kad čia gali. Dabar, man atrodo, jis niekur nelaimėjo, niekur nepraėjo, bet aš negaliu patikėti. Socdemų partijos numeris rašiau Utenos rajone. Dantų technikas Utena, blet,
PM4, pala, pažiūrim, ar jis ranino, pala, kelinti čia metai buvo? 20, aha. Pala, kuriuos išrinkimuose? Savivaldybių tarybų ir merų, aha, kur čia buvo? Rezultatai savivaldybėse, jau pamiršau, kuri, PM4. Utenos rajono. Pala, ne, kaip tai... Oi. Kaip tai veikia? Jisai buvo sąraše. Turbūt, pala. Jo, jisai buvo sąraše 46 ir tada baigė 38. Oh my god, savivaldybės prieš pačią galą buvo visiškas dugnas. Nu, actual visiškas dugnas. Tokie va žmonės rašo komentarus, kaip mane trigerina actually tokie va. Neįsivaizduojama, kaip mane trigerina tokie totalūs brain deadai. Gerai. Buvo strigę trumpam, nu jeigu atsigavo, tai atsigavo, jės. Man liktais nebuvo niekas strigę, o jeigu ir buvo, aš nepastebėjau, tai gerai. Viskas veikia dabar jau. Spietinis ežero dugne. Išsiliejau, pastūmiau ant socdemo durnelio, čia turėtų būti bet ko, kaip maldelė, kaip meditacija. Atsikali ryte, streso gal daug, ar ten vakare streso daug, tai tiesiog išsiliek ant socdemo. Čia turėtų būti visuotinė akcija. Išsiliek ant socdemo. Susirandi socdemą, 85 sąraše, 18 sąraše, nesvarbu. Randi socdemą ir tiesiog išsiliejant jo, nes nereikės ilgai ieškoti, kol tu rasi arba jo postą, arba kažkokį klėdėsi parašytą. Socdemas tau duos prieš tai išsilieti. Tai tiesiog labai smagu, kad tokių tupų socdemų yra tiek daug ir nei vieno adekvataus nerasi nesužiburių. Koks vakaras ilgas, kaip širdim man gelia. Nuskink man jazminą.